Kaip jaučiasi treneris komandos leidusios Telšiams pirmą kartą sezone pelnyti tik 60 taškų? Gerai jaučiasi, bet nori, kad taip pat gerai ir su tokia pat koncentracija žaistum ir šeštadienį. Tai iškart jau galvoju apie tai aš. Aišku, apie šias rungtynes turbūt apie gynybą labiausiai reikėtų kalbėti. Be D'Angelo Epso šiandien rungtyniavot irgi, ar gynyboje viskas pagal planą, ar priekaištų ten jokių nebuvo? Aha, gynybos planas veikia nuo pat rungtynių pradžios iki pabaigos. Mes praktiškai, mums net nereikėjo keisti nieko. Ir labai džiaugiuosi, kad vyrai išpildė tos dalykus. Ir nebuvo vaikiškų klaidų, kurių pas mus vis dar būna pilna. Ernesto Naruševičiaus žaidimas šiandien labai krito į akis, irgi kalbėsim apie tą pačią turbūt gynybą. Nesant Rokui Gadiliauskui, Ernestas ir pražangų neprisirinko, bet kiek buvo gynyboje vienas prieš vieną, kiek atstovėjo epizodų prieš žaidėjus, ar gavo pagiriamąjį žodį po rungtynių irgi? Dar negavo, bet dar gaus, nes šiandien tikrai Ernestas sužaidė geriausias rungtynės ir atrodė labai solidžiai. Jeigu jis taip visada atrodytų, aš būčiau nieko prieš. Kada sulauksim D'Angelo Epso sugrįžtančio ir Roko Gadiliausko situacija, kokia taip pat? Artimiausiam savaitėm turėtų, kaip sakyti, pajudėti ledai. Ar tai, kad imant šį interviu už nugaros Nikas Nylas toliau lieja tritaškius, čia yra tokia strategija, trenerio planas, ar žaidėjas pats tai priima? Čia žaidėjo planas. Žaidėjo požiūris ir žaidėjo planas ir žaidėjo asmenybė.